aš tylėjau, nes nieko man negerai. Tai nėra eilinis spektaklis, kur atėjo žiūrovas, pažiūrėjo, gal nubraukė ašarą, gal pasijuokė, paplojo ir išėjo. Ne, su šitais žmonėm yra užmėgstas ryšys, ateina į sceną, apsikabina, dėkoja, norisi po to pasilikti ir pašnekėti. Stengiamės pirmiausia atverti tokiu laisvumu, kad gali kurti apie bet ką, netgi viena daina skamba "Aš nežinau, nėra tokio žodžio". Tai tiesiog tai gimė, tiesiog vaikas sako, aš nežinau, ten kažką užrašė, kad aš nežinau ten ir paskui parašė, kad nėra tokio žodžio, reikia kažką tai ten daryti. Atsiranda kažkokia ten, nežinau, meilės tema, tai mes ir einame į tą meilės temą giliau ir taip atsirado irgi labai gražių eilėraščių ir tokių, gilių. Tai yra labai jautru, kai kažkas kitas paima tavo kūrybą ir su ja kažką daro. Visas projektas yra apie jausmus ir mes skatinom jaunimą rašyti apie jausmus. Tai labai buvo sunku, kaip pasakyti, nesugriauti tų jausmų tokios kortų namelio, kurį jie statė, nes tai labai jautru iš tikrųjų yra. Pradžioje aš kažkaip pamiršdavau, kad tai yra vaikų tekstai ir man vis reikėdavo, kad primintų, kad čia yra jų parašyta ir tada man labai įstrigo žodžiai "vėl plečiasi žiauriai", tas žodis žiauriai, komforto zona, atrodo, pati niekada nesugalvočiau tokio teksto. Ir tada ten mano partneris Artūras dainuoja "Jie žydi kaip gėlės" ir bando taip kruopščiai išaugti iš manęs. Tai tu visada mane palaikai, mane baisu, kai tu šalia. Tai iš tikrųjų labai sudėtinga kalbėti tokiam temom, nes jos labai pamatinės ir labai gilios. O čia jaunimas ateina ir parašo eilėraštį apie tėtį, iš ko gimė nuostabi daina ir tada visi salėje verkia, kai dainuojama ta daina. Visi turi tą vidinį pasaulį, vidinį tokį gyvenimą, tokį kažkokį vidinį poetą. Visi turi ką pasakyti. Jiems gal vieniems su raiška lengviau išreikšti tai žodžiais, kitiems truputį sunkiau. Bet mes tam ir esam. Jie gali pasitikėti labiau savim, kad jie gali daugiau susikoncentruoti ties savęs išreiškimu, saviraišką savo. Jie gali skleistis. Aš nemačiau tavęs ilgai, bet netikėtai vėl sutikau. Tai, kad tu išgyveni, aš irgi išgyvenau ir aš puikiai tave suprantu ir aš leidžiu tau būti tame jausme, o ne bus dar to, bus ano. Ir kai tu duodi tą dėmesį, jie ir atsiveria ir tada pradeda pasitikėti tavim. Ir pirmais, ir antrais, ir trečiais metais, man atrodo, leidimas jiems būti tokiais, kaip jie yra ir nebandymas juos taip pedagogiškai pataisyti, kad, jeigu kalbi neteisingai, viskas gerai. Aš irgi kalbėjau savo laiku neteisingai, bet tai netrukdo tau poezijos, kur poezija tame ir yra, kad jinai tokia kreiva, šleiva ir galbūt ne visada tiksliai arba taisyklinga. Erdvė išsibandyti, erdvė klysti, man patiko tas irgi, kad mes galėjom būti procese irgi ir dalintis tuo procesu su vaikais. Pavyzdžiui, mes galim atnešti jiems nebaigtą dainą, atneši tam, čia priedainį sugalvojau, tik tai priedainį. Tada kažkas siūlo, gal čia tą galima ir mes taip dalinamės to kūrybiniu procesu. Šiandien atėjo toks jausmas, kad mes padarėm labai prasmingą darbą. Vaikams mokykloje labai daug mokytojų sako, jūs jeigu ten rašysit, tai gali būt, kad kada nors, žodžiu, ten jūsų tekstai bus knygose. Gali būt, kad kada nors arba gal kažkas sukurs dainą, arba gal jūs sukursite dainą ir galbūt jūs būsite kažkas. Bet viskas yra ant tokio galbūt, ant vieną dieną. O mes atėjom, vaikai parašo, sako, čia truputėlį nesąmonė. Mes sakom, sąmonė, čia visai neblogai. Staiga jinai atsidūrė koncerte, mes tokį greitkelį duodam jiems. Nes kitu atveju tu labai ilgai tą tekstą neštum iki kažkokio tokio didelio viešo pasirodymo. Kartais dalykai, jeigu tu labai nori, įvyksta ne
kažkada, o jie įvyksta čia ir dabar. Dabar gali dainuot, gali kurt, dabar. Matau, kad jiems malonu yra, ypač tiems, kurie ten parašė tas dainas ir dainuoja savo dainas, ar kitiems, kurie palaiko. Atsiminkit visiems laikams. 1, 2, 3 ir aš negaliu. Nėra tokio žodžio, aš negaliu. Nėra tokio